Sveiki kompanija, dar vienas video, kuris prasideda mašinoje. Bet tam yra tikrai gera priežastis, nes aš važiuoju į Vilnių, į vieną vietą, kurią dauguma iš jūsų turbūt tikrai puikiai žinote. Ir manęs ten laukia kai kas labai gero. Opa, atvažiavom. Mindaugas su siurprizu. Va, priekaba, motociklas, vienas ir bus dar antras. Tai žodžiu, esu Vilniuj motošope, kraunam ant priekabos 24 metų endurkės, tai yra 252 takti ir 354 takti ir varysiu testuoti. Maciukai pakrauti atgal į mašiną ir judu į Kauną, o tada jau beliks tik tai testuoti. Kaip turbūt matote iš maikės, yra jau kita diena, nes vakar nors ir norėjau, bet nespėjau susitvarkyti visko, ko reikia, kad galėčiau šitą motociklą nusitransportuoti. Priekabos pats neturiu, tai teko įsigyti tokį laikiklį, su kuriuo galiu vežiotis vieną motociklą. Ir tą ir darysiu, testuosiu po vieną. Ir šiandien nesirinkau 252 taktį, kurį dabar ir pabandysim. Reikia nusikelti motociklą ir rengtis ir važiuoti. Taigi, kodėl būtent šitie du motociklai? Pirmiausia dėl to, kad jeigu žinote kažką apie motokrosą, tai turbūt esate pastebėję, kad motokrosų pasaulyje visiškai dominuoja keturtakčiai motociklai. Bet tai buvo ne visada. Kurį laiką keturtakčiai neturėjo šansų, bet žinoma, technologijos progresavo ir padedami tam tikrų, kaip čia pasakyti, taisyklių pakeitimų, kur keturtakčiai galėjo būti 100 kubinių centimetrų didesniais varikliais negu dvitakčiai ir kovotoje pačioje įskaitoje pradėjo imti pirmas vietas visose varžybose. Pirmiausia, turbūt dėl to, kad sako, keturtakčiai generuoja daug labiau tolygią jėgą, kuri padeda išlaikyti geresnį sukibimą su žeme ir taip didina akceleraciją iš posūkių. Taip pat keturtakčių lygesnė galios kreivė ir reiškia, kad motociklai platesniam apsukų diapazone gali važiuoti gerai. Biškį turėjau susikaupti nuokalniai, bet galiu pasakyti, važiuoklės skirtumas tikrai jaučiasi nuo senesnių modelių. Eina savo. Daug minkštesnis motociklas. Anyway, grįžtu. Galios kreivė lygesnė ir už tai padeda motociklą daug geriau valdyti. Nereikia, gali rečiau keisti bėgius, nereikia naudoti sankabos ir panašiai. Mano dėmesį pastoviai nutraukia kokie nors dalykai. Nice. Pavyzdžiui, įkalnės ir nuokalnės. Bet žodžiu, ką norėjau pasakyti, tai kad dvitakčiai motokrose nėra toks geras dalykas. Tačiau jie turi savų privalumų. Gerai, reikia kažkokiu būdu suskaupti
ir grįžti, pabaigti, pasakyti, ką norėjau pasakyti. O norėjau pasakyti, kad žodžiu, neįmanoma, negaliu susikaupti. Reikia būti susikaupusi kelią. Čia visko vyksta. Gal pagaliau pavyks šnekėti. O gal ne, gal tiesiog. Wow. Šiaip labai smagu. Labai smagu. Žiūri, geras motas. Šitas dar reikia pasimokinti. Gerai, biškai reikia pailsėti. Prieš sustojant dar radau vieną įdomų keliuką. Nusileidau iš kitos pusės ir užkilau, dabar pabandysiu priešingai. Ten bus sudėtingiau, nes vidury kalno yra toks posūkis. Tai gali būti biškai sunku, bet gal kaip nors. Nice. Nežinau, atrodo, kad šitas mocas gali viską. Kaip lengvai kyla priekinis. Gerai bus čia sustot, pailsėt ir pašnekėt. Žodžiu, aš jau pamiršau, kur baigiau. Bet esmė tokia, kad keturtakčiai, lygesnė galios kreivė, labiau tinkama sukibimui generuoti ir už tai motokroso trasose pasidarė neaplenkiami. Ir teoriškai būtent 250 turėtų būti lygų 350 galiai, nors žmonės sako, kad keturtakčiai vis tiek yra šiek tiek galingesni, arba jeigu negalingesni, tai vėlgi geriau perteikia sukibimą. Būtent dėl to ir pasirinkau išbandyti šitą dvitaktį ir tą keturtaktį. Bet skirtumai nėra tik tai tame, kad turi daugiau galios ar daugiau sukibimo. Dvitaktis jaučiasi lengvesnis. Galima būtų labai stipriai įsiplėsti į techninius parametrus, kodėl taip yra. Ir jeigu jums įdomu, iš tikrųjų parašykite komentaruose ir galbūt aš padarysiu video konstrukcijos skirtumų tarp dvitakčio ir keturtakčio variklių, dėl kurių suprasite, kodėl iš kur tas atsiranda svorio skirtumas. Ir ne tiek statiško, kiek tada, kai važiuoju. Man buvo labai įdomu pabandyti ir palyginti, kaip jaučiasi lengvas dvitaktis ir keturtaktis. Šiais metais aš testavau GasGasą 350 ir niekam nepaslaptis, kad GasGas iš esmės yra KTM su labai nedideliais skirtumais. Tai jeigu jūs paklausite, kodėl testuoju vėl 350, todėl, kad KTM sako, jog naujos kartos, būtent 24 metų, motociklas praktiškai naujas. 95% naujų detalių pagal KTM. Pirmi pastebėjimai pavažiavus su šiuo motociklu, vėlgi dvitaktis labai jaučiasi lengvai, tikrai
atrodo, kad dviratis tarp kojų, bet ką pirmų numerių pastebėjau, tai kad važiuoklė amortizatoriai dirba žymiai švelniau nei praeitos kartos 250-ukas. Ir daug kas sako apžvalgose, kad važiuoklė stipriai patobulėjus ir daug minkštesnė ir panašu, kad taip yra iš tikrųjų. Tai va, ką biškį pailsėjau, man atrodo sėdu ir važiuoju toliau. Wow, nuokalnės. Visiška fantastika. Šitas sunkusis kalnynas, kurio tikrai neina lengvai įveikti. Abejoju, kad pavyks šį kartą. Shit! Nepavyko. Jo, važiuoklė tai. Wow! Ant kiek daugiau pasitikėjimo nuo kalno važiuoti. Taip gerai sugeria. Nu, pabandom pirmą. Wow! Tikras traktorius. Wow! Wow! Sustojau, pradėjo trūkti sukibimo ir tiesiog atsisėdau ant galo ir su sankaba. Wow, labai gražiai. Fantastika. Dabar nuo kalno. Nuo to pačio kalno. Opa. Wow, važiuoklė. Fantastiška. Tikrai. Wow. Easy. Tiek nedaug triuko. Lygioj vietoj. Tikėjausi atsiremt, bet čia nelabai buvo į ką. Ok, iš šito video, kaip aš važinėju, aš matau, kad čia nebus apžvalga, o tiesiog pirmas test raidas, nes aš taip susikaupęs, kad nespėjau šnekėti. Dar be viso to turbūt neatleisdamasis nuokalnę nekvepuoju, tai va, toks visas uždusęs.
Tai būna, kai nepasikeli ratą ir kampu bandai pravažiuoti. Ir dar kartelį. Nes kai nuslysta priekis, o po to galas, tai labiausiai nemalonu. Žinau, kad važiuoju ten, kur yra žiaurinis kalnas. Ir aš per jį tikrai nevažiuosiu. Few moments later. Ką, pasikeičiau GoPro batareiką, tai įveikiau kalną, kurio niekada nebuvau įveikęs ir sakyčiau ganėtinai lengvai. Tai kol kas tikrai šitas dvitakčiukas pasiteisina kaip tikras traktorius. Ir čia dar nėra pati galingiausia hard enduro motociklo versija, nes praktiškai visi, kas rimtai varžosi extreme enduro, hard enduro varžybose, važinėja su 300 dvitakčiais. Ir jo, šitas važiuoja puikiai. Keletas pastebėjimų. Labai lengvai veikia sankaba, kas žiauriai gerai. Kas kiek keistokai atrodo, kad ganėtinai ilgi bėgiai. Tiek pirmas, tiek kiek ilgoki bėgiai, nes atrodytų kartais, kad gražiai nuslidau. Atrodytų, kad esi pratęs prie antro bėgio važiuoti to greičiu, bet įsijungia antrą bėgį ir šiek tiek trūksta galios. Wow. Effortless. Va taip galiu, jeigu vienu žodžiu reiktų apibūdinti šitą mocą. Effortless. Nu, pabandykime dar kartą kalniukus. Yeah. More moments later. Yeah. Jau visai sutemo, biški nieko nematau, tai reikia jau grįžti iki autobusiuko, tai tą bandau ir padaryti. Nice. Wow. Vėl nuslydo. Nu, aš nežinau, ar jūs ką nors matot, nes pasidarė tikrai tamsu. Ir pavargau ir valgyt noriu. Gerai, kad neliko daugiau didelių kalnų.
Reikėjo dar į balą įvažiuoti, aišku. Nu ką, pirmas pasivažinėjimas toks, kaip supratot, įspūdžiai tikrai geri. Tikiuosi buvo įdomu žiūrėti. Nu, jeigu dar nematėte, tai pasižiūrėkite video iš mūsų su tėčiu pasiruošimo enduro raliui. Kažkur čia gal. Anyway, labai tamsu, nežinau, ar iš vis ką nors matot. Tai iki sekančio.